išsirašiau į žygį nusikirpt, tepalų nusipirkti, dar iki Mediamarktą nuvažiuoti ir dar ten visokių smulkmenų. Tai startuoju dabar ir plaukiu su dingiu iki kranto ir ten važinėsiu su dviračiu ir viską bandysiu pasidaryti. Oi, valti biškį vandenėlį turiu. Pas mane sėmimas vyksta taip kartu su valymu dažniausiai. Biškį yra dumblėko pravalai iš valtelės ir išsisėmi pakankamai greit vandenį. Variklio užkūrimas vyksta pakankamai neblogai. Jisai man toksai nekapriznas. Nu va, ir dūminsim į krantą. Krantas kitur, nes persiinkaravom dabar, nes pradės vėjas pūsti iš nesmagios pusės. Tai dabar inkarą išmetėm šito įlankoje ir vėjas pūs iš ten, jau dabar pučia iš ten. Tai turėtų dingt banga ir mes ramiai čia nakvosim. Vaizdas pakankamai gražus. Nu, plaukimas tai toksai šokinėju per bangas. Bet va ten labai gražu. Atplaukiau į uostą, išsipakuosiu dviratį, važiuosiu kirptis. Mes labai naudojam savo dviratukus ir jie labai kompaktiškai susilanksto, susipakuoja į maišus, į tokius tašes ir neužima labai daug vietos, telpa. Patogus transportuoti ir aš parodysiu, per kiek laiko susirenka viskas. Tai galit skaičiuoti. Galim važiuoti jau, paruošti. Reikia nulint spidometrą, visą laiką aš tą darau. Kiekvieną dieną nusiresetinu, kad žinočiau, kiek numyniau šiandien kilometrų. Nudražė galvą man. Tas geras. Bet aš negaliu pykt. Aš ta prasme, esu patenkintas, kaip čia viską padarė. Nukirpo visos galvos plaukus. Tai yra iš nosies, iš ausų kirpo, antakis pavarė. Irgi pirmą kartą buvau kirpykloje antakį. Tai viską suremontavo, padarė. Sumokėjau 15 eurų. Jo, tai viskas gerai. Čiuožiu į Mediamarktą, nes batareikas išsikraunu net ir GoPro užkiai. Nu kietai,
Atvaru prie dingis prirakintas. Nu, aš jau suprantu, jie gal galvoja, kad aš, naglai čia atvažiavau, pasistačiau ir išvažiavau, bet, blem, aš kaip ir paklausiu žmogaus, ar galima. Išsiaiškinam, liepia eiti į ofisą susimokėti už dingę prieš vartavimą čionai. Blem, sakau, aš iš jūsų tepalus pirku ką tik ir filtrus. Sakau, gal čia kažkaip. Tai žodžiu. Eik į ofisą šnekėti, eik, bet rezultate susigėda patys, nuvarė, pasiėmė raktus, atrakina dingį ir galiu varyti. Blem, įdomiai. Kaip įdomiai. Jų zona, jie daro, ką nori, natūralu. Aš pats kaltas. Prieš kokį 10 gal metų daugiau Gedrelis padovanojo man dovanų gimtadienio progą. Tokią dėžę, ajoj, inkarą. Tai dabar galvoju, aš jau taikysiu dingį. Uždėsiu gerą grandinę ir laikysiusi. Grandinė bus stora. Tiek ir tai reikia tam dingiui, kad prilaikytų paplūdimį, kad nereikėtų vilkti ant kranto. Ir dar turim pasieniečiai kažkur Balkijose. Plaukė, mačiau, su tūzika. Jaučiu, kad atvarys į svečius jie pas mus. Čia nematau niekur aplinkui. Bet gali būti, kad vyks patikrinimas koks nors. Hello. Sorry? Yeah, okay. Okay. How many people here? Three. Three? Yeah, three people. My wife and my daughter. Daughter, my daughter. Okay. Su hija, Dalbe. Yes, okay. Identity card or passport. Okay. Papers. Paper of ship. Vas a sentarnos, Sí, vamos a sentarnos. Excuse me. Papers, yes. Yeah, this is paper of ships. Paper of ships. Ships. Model ships. Characteristics of the ship. Yes. Document. Documents, yes. And number MMC. MMC. Yeah, number. This number, location in Krakow. Yes. Yeah, Near Lithuania, in Klaipėda. No, in the radio location. Near. Yeah. Near Yes, radio yes. number. This number is for this boat. Yes. We will. La Colonia. Yeah, maybe. Very simple. Okay. Okay. And last port the ship. Where I was? Yes. Wednesday. Wednesday. Oh no, sorry, Wednesday. not Wednesday. I was in Kur, in Landeda. In Landeda. Yeah. Last port de Landeda or here? Landeda. Yeah. Landeda. Na, tai pasikeičiau, pagaliau nusiėmiau savo raizgalinius visokius gniutulus, ten karabinų prikabinėtą ir užsidėjau tiesiog užtušėkelis, kurios padovanoja linkus. Man nupynė, padarė man, eina savo kaip faina ir nebeliko džiunglių. Tai dabar lengva, gražu, sportiška laivas, kaip porą mazgų turėtų atsidaryti porą mazgų papildomų mum. Tai va, ir abiejose pusėse pasikeičiau, Ta užsidėjau dingį inkarą su grandinė ir virve. Ir dar pasidariau užraktą dingiai. Vienu žodžiu, tobulą dieną, tobulą. Ir nusikirpau, buvau Ikėjoj, buvau tą Media Markte, nieko neradau Media Markte, norėjau indukcinės plytelės. Užsipilsim degalų. 1,58 litras kainuoja dizelio. Išsipėlėm beveik 150 litrų degalų už 236 eurus. Šiandien iš Inkaravietės
Atplaukėme į miesto uostą. Uostas visai šalia senamiesčio, tai labai patogu. Dar su dviračiais labai smagu čia važinėtis, dviračių takai neblogi. Plaunamės rūbus skalbimo mašinoje laive. 4 skalbimai bus, o nešame džiovinti į džiovyklę uostą skalbykloje, nes ji čia yra nemokama. Jeigu norėtumėm plautis, tai 5 eurai vienas skalbimas. Taupom. Aišku, 4 skalbimų čia nereikėtų, nes čia didesnės skalbimo mašinos, bet vis tiek. 3-2 reikėtų, tai 10-15 eurų kainuotų vien tik išsiplauti rūbus. Ilginu inkaro grandinę su virve. Šita virvė būtent yra toks pinimas, ar kas čia skaitos, nežinau. Jinai žiauriai daug laiko, 11... Oi, ne, meluoju, turbūt ar 8 tonas, ar kiek šitą virvę laiko. Baisus meluot, neatsimenu charakteristikų. Tai užpinu galus. Užpinu, kad galėčiau ten prirakinti ir prie grandinės jau irgi pripyniau. Tai kažkaip gavos, nežinau, turėtų laikyti. Ir visą šitą būktą dėsiu į inkarą dėžę, kad jeigu bus gilis didesnis negu apie 20 metrų tipo inkaruot, tai tada reikės išleisti ir kabaliuoti ant šitos virvės. Nes grandinės turiu tik tai 70 metrų, tas tik tai, nežinau, man kažkaip noris saugiai jaustis, tai tikiuosi, kad užteks to 100 metrų. Luka atvažiavo svečių pasitikti. Nereik, nei šalmo, nieko. Ir važiuos ir su dviračiu, ir viskas gerai, nebebijo, nes svečiai atvažiuoja. Ja, matai? Siriai, mano dviratį tą mergaitę būtelį kažko. Taip. Labas! Moku jų važiuoti. Hola! Iki gomurio. Mes tai su bilietu atvažiavom. Mėly. Moku važiuoti dviratį. Labas. Sau, iš kur tu išmokai? Varom? Varom. Didžiausiais žingsniais didelis žmonės vaikšto. Didas krantas. Panevežėt iš. Pats gražiausias. Labas. Pelenė išlindo. Labas. Kibatsas, Labas. Tai Labą dieną. Viskas prasidėjo Lakarūnijoje šiandien, pačioj marinoj, ir sulaukėm gyvakar svečių,
Monikos ir Egidijaus. Nu ir dabar pasiruošę esam plaukti į pietus. Kur plauksim, nežinau, link pietų žiūrėsim. Norėsim nakvosim, nenorėsim nenakvosim. Ta prasme, užsinkaravę ar nu žiūrėsim. Gal plauksim per naktį. Plano nėra, bet planas į pietus. Paliekam La Corunijos mariną. Aš vėją ne per daugiausiai, nelabai čia kas pučia. Gal motoruosim. Žiūrėsim. Džiazas. Plaukiam pro švyturį La Corunijos, prie jo buvom nuvarę, tai turėtų būti irgi vaizdų negreitai. A, ten tų skulptūrų visokių kažkokių dar yra, čia toksai gražus takas ten yra šiaip jau, nu, padarytas aplinkui, bet kadangi lyja, tai mes nelabai ir draskėmės ten. Mes plaukėme duolius. Tu Vajana? Pyksam. Iš Dembavos? Salos pavadinimas iš S raidės, va šitos. Čia yra iš tikrųjų 3 salos, o ten va yra toksai pratekėjimas, tai čia yra viena sala, čia yra kita sala su to takomara, ir va čia va dar yra pratekėjimas, ir tipo čia yra 3 sala. Čia Pirdūnas kažkoks varinėja su tuziku, ir niekas daugiau apie jį nesakys, tipo. Patys sugalvoti jo pavadinimą. O mes kepam, griliuojam. Galiu parodyti, ką valgysim šiandien. Kukurūzai, vištiena, vienu žodžiu skanu bus. O ten jau žemynas Ispanijos. Nu, tas kalnas. Aš nežinau, ar čia matos, bet čia toksai praplaukimas ir tiesiog ten, jeigu plauktum, čia, nu, tą salą apiplauktum ir ten vandeninas. O čia daugiau visur jau, nu, Ispanija. Tai mes nakvosim čia šitoj įlankoj, kur paukščiai skraido. Ir rytoj tęsim savo kelionę. O čia visa įgula. Dabar vėl. Dabar tau sakė. O, jėzus, pagrindinį. Ką? O, jėzus. Vėl tu taip sakai, tą planšakę.
Tėti, žiūrėk. Lauk atsargiai. Nusmauk klutą lemenį. Mano, žiūrėk. Nu, gražiai čia labai. Sugalvojo vietiniai pasidaryti šitą ravą. Išsikasė, išsimalė. Savom ispaniškom rankom. Taip, užsikūrė mėsmelės visokią. Kokia čia kuprinė nešė dabar, kaip jinai vadinasi, Ne, nieko nežinau. Neliesk su tam savataugom. Oi, pavargus, Luka. Labai lėtai užlipom. Bet va, atradom lyja, turbūt blogus vaizdus. Tai reikėjo pareguliuoti oro mum čia, būtumėm pafilmuoję normaliai. Bet va, turim kas pasisekė. Visai faina sala. Žemdirbystei, ūkininkavimui. Triušių matėm yra, medžiokliai vadinasi irgi galim. Monika, ateik čia. Tas žiburėlis ten, kur važiuoja, paskutinis turistus iš salos išveža. Bet jie tikrai ryškiai kokį 7 procentų, kad buvo pavėlavę į tą laivelį ir jisai turėjo sugrįžti ir juos parvežti. Nes veidai tai nekokie buvo. Vytautas praleido progą užsidirbti. Sudingi. Jo. Tai juos vežiodamas į minusą nuėjau dabar kokis, nežinau, pydisą tai tikrai.